Noriu vyro, nebežinau, ką daryti, noriu vyro! Eina moteris į meditacijas visur. Nu, kaip nėra vyrų, taip nėra vien tik tai vienos moteris. Kaip veikia mūsų dėsniai, ane? Norim, nenorim, jie egzistuoja. Jeigu jūs eisite į meditacijas vien tik dėl to, kad sutikti vyrą, o ne dėl savęs, jūs niekada jo ir nesutiksite. Kai pradėsite savo gyvenimą gyventi taip, kaip norite, nepriklausomai nuo to, ar yra partneris jūsų gyvenime ar ne. Nes mes labai dažnai laukiam, nu va, kai turėsiu antrąją pusę, jau pradėsiu tą daryti, dabar dar truputėlį pabūsiu, palauksiu, kol atėjos princas ir mane išgelbės. Bet jeigu mes pradedam gyventi taip, kaip pačios norime, nelaukdamos, kada ten tas vyras ateis, žinokit, jisai ir ateina tada į gyvenimą. Koncentraciją, visą fokusą turim dėti į save. Nes kitų atveju mes einam iš trūkumo, iš tos tokios paieškos ir tik atsiranda koks ten vyras periferijoje, čiumpam, įsikabinam, po to kontroliuojam, norim keisti ir taip toliau.